Paanalizuokime giliau nuo produkto iki paslaugos modelį, kokios jo pagrindinės savybės, kokią naudą ir iššūkius jis sukelia ir kokių naujų įgūdžių profesinis mokymas turi suteikti, kad pasiruoštume šiai transformacijai. Pradėkime nuo pagrindinių P2S savybių. Yra 6 pagrindinės savybės. Pirma, produkto ir paslaugos integracija. Produktai sujungiami su paslaugomis, tokiamis kaip priežiūra, atnaujinimai ar nuoma. Klientas moka už funkcionalumą ar rezultatą, o ne už patį produkto turėjimą. Antra, rezultatais pagrįsta vertė. Vertė nustatoma pagal našumą, prieinamumą ir naudotojo patirtį, o ne pagal fizinės produkto savybės. Trečia, gyvavimo ciklo mąstymas. Dėmesys produkto ilgaamžiškumo didinimui per pakartotinį naudojimą, perdirbimą, remontą ir atsakingą pabaigos strategiją. Ketvirta, P2S kaip žiedinės ekonomikos įgalintojas. Mažinamas atliekų kiekis ir didinamas išteklių efektyvumas, paliekant nuosavybę teikėjui ir skatinant ilgalaikį aptarnaujamą dizainą. Penkta, pagrindimas duomenimis per daiktų internetą. Išmanūs produktai ir skaitmeninės platformos leidžia stebėti realiu laiku, prognozuoti priežiūrą ir pritaikyti paslaugas pagal faktinį naudojimą. Na ir 6, servitizacijos tęstinumas. Nuo į produktą orientuotų modelių, pavyzdžiui, aptarnavimas po pardavimo, iki į naudojimo orientuotų, pavyzdžiui, nuoma ir rezultatus orientuotų, pavyzdžiui, mokėjimas už rezultatą, našumo sutartis ir panašiai. Šios 6 savybės rodo, kaip P2S modeliai transformuoja vertės kūrimą nuo daiktų pardavimo iki nuolatinio našumo ir tvarumo teikimo. Pažvelkime į P2S modelio naudą ir iššūkius organizacijoms. Nauda gali būti suskirstyta į kelias sritis. Aplinkosauginė ir tvarumo nauda, mažinamas poveikis aplinkai, efektyviau naudojami ištekliai ir medžiagos bei produktai išlieka vertingi ilgiau. Ekonominė nauda, sukuriamos pasikartojančios pajamos ir stiprinamas klientų lojalumas per paslaugų diferenciaciją, geresnę kokybę ir efektyvumą bei nuolatinę priežiūrą. Skaitmenizacijos nauda, išmanios sistemos leidžia stebėti našumą, prognozuoti priežiūrą ir užtikrinti aukštesnės kokybės sąveiką su klientu. Be to, keičiasi vartotojų lūkesčiai, žmonės nori lanksčių, mokėjimo pagal naudojimo laiką sprendimų, kurie sumažina nuosavybės naštą ir palengvina prieigą. Politika ir reguliavimas. Vyriausybė skatina žiedinės ekonomikos modelius per paskatas ir klimato tikslus, o įmonės įgyja reputaciją sekdamos ir informuodamos apie savo tvarumą. Na ir paslaugų modeliai padeda verslui išlikti lanksčiam ir konkurencingam resursų trūkumo bei tiekimo grandinės sutrikimų laikais. Tačiau perinant prie P2S kyla ir iššūkių. Pirmiausia, įmonės gali patirti pinigų srautų spaudimą, nes pajamos pasiskirsto per laiką, o negaunamos iš vienkartinių pardavimų. Gali padidėti operacijų sudėtingumas, nes P2S reikalauja naujos infrastruktūros, logistikos ir skirtingų skyrių koordinacijos. Taip pat gali pasireikšti vidinė pasipriešinimo reakcija, nes komandos yra įpratusios dirbti kitaip. Kitas iššūkis – pergalvoti produkto gyvavimo ciklą. Produktai turi būti patvarūs, taisomi ir lengvai atnaujinami. Reikia laiko keisti klientų mąstymą, daugelis vis dar nori nuosavybės, todėl reikia užtikrinti pasitikėjimą ir aiškią vertę. Technologijos, skaitmeninės sistemos, jutikliai ir duomenys sukuria naujus reikalavimus saugumui ir suderinamumui, kurie itin svarbus duomenimis pagrįstame pasaulyje. Šie iššūkiai rodo, kodėl įgūdžiai ir mąstymas turi keistis kartu. Tad kokia yra profesinio mokymo rolė šioje transformacijoje? Žiedinė ekonomika pasiseks tik tada, kai įgūdžių ugdymas eis koja kojon su nauju mąstymu, tiek asmenims, tiek institucijoms. VET vaidina svarbų vaidmenį, ruošiant darbo jėgą šiai permainai. Tradicinėje VET mokymo sistemoje studentai daugiausia mokomi gaminti, taisyti ar naudoti produktus, daugiausia dėmesio skiriant gamybai ir meistriškumui. Tačiau žiedinėje paslaugomis pagrįstoje ekonomikoje mokiniai turi suprasti daug daugiau. Kaip produktai teikia vertę kaip paslaugos, kaip valdyti sistemas jungiančias produktus ir paslaugas ir kaip mąstyti rezultatų, o ne nuosavybės prasme. Produktas kaip paslauga ugdymas turi ruošti mokinius ateities darbams, kurie sujungia technologijas, paslaugas ir tvarumą. Todėl mokiniams reikia įgūdžių. Priežiūros, sisteminio mąstymo, klientų sąveikos, skaitmeninės stebėsenos, taip pat kainodaros, našumo vertinimo ir bendradarbiavimo su pramonė sprendimų kūrimui.
Šios kompetencijos padės ateities specialistam vadovauti transformacijai nuo gamybos prie paslaugos ir palaikyti tikrai žiedinę ekonomiką.